Taigi, laba diena visiems. Šiandien turim 106 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Lotynų Amerikos išsivadavimą. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie nepriklausomų valstybių susikūrimą. Taigi, kolonijų gyventojams siekiantiems nepriklausomybės didelės įtakos turėjo švietimo amžiaus idėjos bei Šiaurės Amerikos ir Prancūzijos revoliucijos. Pirmasis išsivadavimo judėjimas prasidėjo Haičio saloje prieš prancūzų kolonizatorius. Sukilę juodaodžiai užėmė Haičio salą ir išvijo prancūzų kolonizatorius. Napoleono Bonaparto pastangos susigrąžinti Haičio salą buvo nesėkmingos. 1804 metais sukilėliai paskelbė Haičio nepriklausomybę. Tai buvo pirmoji nepriklausoma valstybė Lotynų Amerikoje. Kreolai stebėdamiesi sekė įvykius Haityje. Jie suprato, kad savo pastangomis galima išsikovoti nepriklausomybę nuo kolonizatorių. XIX amžiaus pradžioje Ispanijos kolonijose susiklostė palankios sąlygos atsiskirti nuo metropolijos. Napoleonas užkariavęs Ispaniją, jos karaliumi paskyrė savo brolį Juozapą Bonapartą, tačiau kolonijų gyventojai atsisakė pripažinti naująjį Ispanijos karalių. Visoje Lotynų Amerikoje prasidėjo sukilimai prieš ispanų kolonijinį valdymą. Žymiausias kovotojas už Lotynų Amerikos nepriklausomybę buvo Simonas Bolivaras, pelnęs garbingą išvaduotojo vardą. Bolivaras išlaisvintose žemėse įkūrė Didžiąją Kolumbiją, kurią sudarė Venesuelos, Kolumbijos, Ekvadoro ir Panamos žemės. Kitas žymus išsivadavimo judėjimo Lotynų Amerikoje vadovas buvo José San Martinas. Jo vadovaujama kariuomenė išvadavo Argentiną, taip pat pagelbėjo Čilės ir Peru sukilėliams. Paskelbus Peru nepriklausomybę, pirmuoju vyriausybės vadovu tapo Martinas. Ypač atkakliai buvo kovojama dėl Meksikos nepriklausomybės. Kreolai, išsigandę ryžtingų permainų, kurias vykdė sukilėliai, pradėjo remti ispanų kariuomenę. Tačiau ilgainiui kreolai patys pradėjo vadovauti kovai prieš ispanus ir 1821 metais Meksika tapo nepriklausoma valstybė. Ispanai per trumpą laiką prarado visas savo kolonijas Centrinėje ir Pietų Amerikoje. Vietoj buvusių ispanų valdų Lotynų Amerikoje susikūrė Meksikos, Argentinos, Paragvajaus, Bolivijos, Peru, Čilės ir Didžiosios Kolumbijos, apėmusios Venesuelos, Kolumbijos ir Ekvadoro teritorijas valstybės. Ispanams liko tik Kubos ir Puerto Riko salos Vest-Indijoje. Apie Lotynų Amerikos politinę ir ekonominę raidą XIX amžiaus antroje pusėje. Politinė padėtis Lotynų Amerikoje po nepriklausomų valstybių susikūrimo buvo nestabili. Nepriklausomose valstybėse dažnai keitėsi vyriausybės, didelę įtaką jų valdymui turėjo karininkai. Daugelio šalių vadovai buvo diktatoriai vadinami kaudiljais. Nors visų gyventojų teisės ir buvo sulygintos, tačiau viešpataujanti padėtis visuomenėje priklausė kreolams. Metysai, indėnai, mulatai ir tamsiaodžiai gyventojai
visuomenėje neturėjo daug teisių. Dauguma jų dirbo kreolų plantacijose ir kasyklose. Jie buvo nepatenkinti esama socialinė ir politinė padėtimi, nes jų gyvenimo sąlygos beveik nepasikeitė. Ekonominė Lotynų Amerikos šalių padėtis po nepriklausomybės atgavimo kurį laiką liko nepakitusi. Tačiau padėtis pasikeitė, kai vakarų Europoje ir JAV prasidėjo pramonės perversmas. Pramonę besiverčiančioms valstybėms reikėjo papildomų žaliavų bei maisto produktų. Tai paspartino ekonominę Lotynų Amerikos šalių raidą. Pradėta tiesti geležinkelius, statyti naujus uostus. Per trumpą laiką prekyba išaugo 10 kartų. Užsienio kompanijas viliojo vario klodai Peru, alavo telkiniai Bolivijoje, salietros Čilėje. Ji buvo naudojama gaminant dinamitą ir trąšas. Augo Kubos cukraus, Kolumbijos bei Brazilijos kavos paklausa. Ypač sparčiai plėtėsi Argentinos prekyba su užsienio šalimis. Argentinos stepėse, tai yra pampose, buvo auginami galvijai ir kviečiai, skirti eksportuoti. Dauguma Lotynų Amerikos šalių priklausė nuo vieno ar kelių produktų eksporto. Amazonės upės baseine buvo daromos kaučiuko plantacijos, Centrinėje Amerikoje bananų. Pagrindinis Haičio eksporto produktas buvo cukrus, Čilė eksportavo sidabrą ir varį. Nors dauguma Lotynų Amerikos bankų, geležinkelių, šachtų priklausė užsienio pramonininkams, tačiau žemės ūkyje viešpatavo vietinių žemvaldžių aristokratija. Stambūs žemvaldžiai ir toliau plėtė savo plantacijas, o valstiečiai, kurių daugumą sudarė indėnai ir metysai, žemės taip ir negavo. Beveik visa dirbama žemė priklausė plantatoriams. Vergija Lotynų Amerikoje buvo naikinama pamažu, o Brazilijoje ir Kuboje ji išsilaikė net iki XIX amžiaus 9-ojo dešimtmečio. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie nepriklausomų valstybių susikūrimą. Kokie įvykiai Europoje kolonijų gyventojus paskatino pradėti išsivadavimo kovą prieš metropoliją? Kodėl kovojant dėl Lotynų Amerikos šalių nepriklausomybės, kreolai kartais remdavo kolonijų valdžią? Pateikite konkrečių pavyzdžių. Pasakokite, atsakykite, pateikite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie Lotynų Amerikos politinę ir ekonominę raidą XIX amžiaus antroje pusėje. Išskirkite svarbiausius pokyčius. Pasakokite, išskirkite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.